žinodami statistiką, kad dažniausiai bus kulka galvoje arba gyvenimas už grotų, arba gyvenimas, kad ir namie, bet pastoviai stresę, jog tave gali pasodinti už grotų arba nušauti. Jie pradėdami dar turi vilti, kad jiem taip nebus, ar jie visi žino savo likimą ir vis tiek nori to greito ir prabangaus gyvenimo? Kas juos veža? Aš manau, kad iš dalies juos veža tai, ką jie daro ir pasiseka. Nu, čia yra toksai, aš skaičiau, kažkur yra kažkoks sutrikimas, ten psichologai, psichoanalitikai čia buvo nustatę, bet vakarų, ne Lietuvoje. Kad žodžiu žmonės, kurie daro nusikaltimus, na tarkim narkotikus veža, parduotuvę apiplėšia, ten pavogė kažkokią smulkų dalyką parduotuvėje ir jeigu jų nepagauna, tai jie jaučia kažkokį ten tokį labai ypatingą poveikį smegenyse, organizme, kūne, jie tiesiog kaifuoja nuo to ir jie toliau daro tos nusikaltimus tol, kol jų nepagauna, arba jie įsivaizduoja, kad jie kažkokie ypatingi, žinai, yra ten pranašai, veikėjai, taip toliau, kad jie vis prasisuka. Ypač kai 20-30 metų. Nu taip, tai tu įsivaizduok, tu prasme tau išvien sekasi, tai reiškia, tu pradedi tikėti, kad tu kažkokio antgamtiškų jėgų turi, taip. Bet vis tiek, finalas dažniausiai būna taip, kad jie įkliūna. Jie sėda už grotų arba tiesiog per tarpusavio gaujų karus vienas kitą nužudo. Kas dažniausiai būna priežastim, jog jos pagauna? Jų klaida, moteris šalia, ar tiesiog, ar pavyzdžiui, kolegų, partnerių išdavystės? Ar kažkokios kitos priežastys? Tai čia yra labai daug momentų. Būna, tarkim, jeigu labai rimti gangsteriai, nes aš Lietuvoje tai nelaikyčiau mafijos, turbūt nebėra tikrai šiandien, yra gangsteriai vadinčiau. Gangsteriai kriminaliniai veikėjai, būtų tiksliau. Nes mafija tai yra Mafija Italijoje. Tai užsibaigė 90-ais, ne? Taip, mafija rimčiau veikia, tai čia yra Amerikoje, yra Kolumbijoje, yra Italijoje, kitose valstybėse, ten, kur yra nusidriekę tinklai į prezidentūras. Mafija, žodžiu, kada turi įtakos valdžiai. Jo, aukščiausiai valdžiai, aukščiausiai. Ir tarkim, šitie mūsų gangsteriai, kaip būna, bet jeigu ir žiūrint ir nebūtinai lietuvius, tarkim ir užsieniečius, tai kaip rodo ir per filmus, tai tiesiog jie daro nusikaltimus kažkurį laikotarpį ir vis tiek ant jų, kad juos pasodintų arba juos sučiuptų, ant jų labai pradeda sėdėti labai rimtos teisėsaugos struktūros. Tai reiškia, labai rimti ten agentai, tarnybos, taip, tai jie irgi, supranti, būna ta kova, kas ką. Ar banditas prasisuks eilinį kartą, ar tas tarkim, idėjinis ir užsispyręs pareigūnas jį norės ir paims šiandien dienai, ar ten po keliarių metų. Ir ta tokia, supranti, kova būna labai stipri, arba netgi greičiau. Po 5 metų tai čia labai gali daug reikalų priveikti. Kartais 5 metai gali būti labai daug. Taip, gali tiesiog pabėgti su kitu pasurta patybė į kitą pasaulio kraštą ir viskas. Ant tavęs susisėda rimti teisėsaugos padaliniai. Tu pats padarai klaidą, nes už tai, kad atsipalaiduoji. Patikė savo valdžią kaip aš ir minėjau, ten 20-30 metų nesustabdomas eini ir tipo toliau eis, bet jis kažkurioje vietoje atsipalaiduoja. O trečias momentas, tai aš netgi girdėjau irgi tokių momentų iš tų pačių psichologų dirbusių su nusikaltėliais, su kalėjime sėdėjusiais žmonėm, kurie beje užsienį dirba, tie psichologai specialistai, kad jie kartais specialiai jau prasileidžia, padaro tą klaidą, nes sako, man atsibodo, aš noriu tiesiog pailsėti. Atsibodo stresas. Turbūt net kalėjime saugiau jaučiasi, nes žino, kad gal niekas nenužudys. Taip, juokas juokais, bet aš manau, jeigu labai rimtojo organizacijų nusikalstamų dalyvauja, tai tikrai taip. Gal pasodinkit mane tik greičiau. Bet aišku, ten kalėjimas irgi, žinai, pasiekia tų blogiečių rankos ir netgi greičiau negu laisvė, nes ten yra tarpinės stotelės ir taip toliau. O tau, kai tu tyrei, rašai tą knygą ir tyrei tos finansinius visokius reikalus. Tau nebuvo taip, kad tu tyri ir galvoji, šakės, bet šitokia gera finansinė schema, kad jisai, žinai, ne tai, kad nusikaltėlis ar ten kažkoks, bet jisai genijus, kaip padarė nusikaltimą, ar ten kažkokią tai aferą per kažkokią finansinę schemą. Buvo tokių nuostabų? Ne, tai buvo, aš pamačiau, kad iš tikrųjų protingi žmonės, gabus, sakykime, tais laikais, primityviais laikais uždirbti didžiulius pinigus, tai irgi buvo kažkas wow. Tai tikrai buvo kažkas neįmanoma. Ta prasme, buvo galimybė atvažiuoti su lazda ir su pistoletu ir pasakyti, kad atiduok viską, ką turi ar ne, bet tai čia jau darė tie žulikai, tuometinios gaujos, bet tie, kurie, tarkim, smart buvo, su protu dirbo, tai vienetai iš tikrųjų tenai sukūrė kažkokias genialias schemas. Tas pats, nežinau, ABSV surinko krūvą indėlių.
ir jie ten užkėlė belie kiek milijonų, ten 10 ar ne. Ir dabar, kiek žinau, ten jų buvę partneriai ir ten vaikai palikoniai valdo pusę Kauno. Dar iki šiol perpardavė tą turtą. Ir supranti, tai parodo, kad reiškia, buvo protingi labai žmonės, manus ir drąsus, veržlus. Bet aišku, tuo metu teisėsauga buvo ta tokia bedantė, nelabai tokia aštri. Buvo laiko tarpas, kad galima buvo pasinaudoti. Taip, kaip tu galvoji, pasaulyje yra vietų, kur dabar galima, mūsų laikotarpis 90-2000, su tiek spragų, kada tada jie pasinaudojo ir teisėsauga nelabai galėjo ar pagauti, ar pajausti, ar net patys žinių tiek neturėjo, kiek jie. Kur mes yra dar pasaulyje šalių, kur dabar išgyvena tą patį periodą? Man pasako, kad Afrika. Afrikoje yra labai daugybė nišų, kur tu gali uždirbti tikrai rimtus pinigus, kur tu ten gali dar laukiniais metodais susitarti paprastais. Ir ten žiūrima paprasčiau, ypač į atvykėlius, kurie yra tikrai gabūs, protingi ir turi gerą finansinį bagažą.